Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Šioje laidoje girdėsite pokalbį apie perfekcionizmą versle. Laimės tyrinėtojas Almantas Dulkys kalbina psichoterapeutę Laurą Tamulevičią. Sveiki, mėly klausytojai, čia prie mikrofono Almantas Dulkys ir mano pokalbio mieloji viešnia Laura Tamulevičia, šeimos psichologė, psichoterapeutė. Sveiki, Laura. Sveiki, Almantai. Ir man atrodo, mes šiandien labai bandysim tokią svarbę ir kiekvienam aktualią temą išgliaudyti, tai mes kalbam šiandieną apie perfekcionizmą. Ir Laura, man iš karto klausimas toksai, kaip jūs į mane žiūrėtumėt kaip psichologė, jeigu aš jums nuolatos aiškinčiau, žinot, aš tai toks perfekcionistas esu, viską bandau tobulai padaryti. Čia turbūt net neskamba jums kaip pasigyrimas, ne? Čia, sakyčiau, toksai šita tema ir ta, ką dabar jūs paminėjot, yra toksai dviašmenis kalavijas, jeigu galima būtų tai pasakyti, nes iš tikrųjų darbdaviai mielai girdi tą žodį ir versle, manau, tas žodis irgi dažnai vartojamas yra kaip epitetas arba kaip žmogus, kuris atlieka savo įsipareigojimus, turi tam tikrus vertybinės nuostatas, tam tikras jo darbas yra gerai atliekamas laiku ir taip toliau, taip toliau. Tai reiškia, kad tie vadinami perfekcionistiški standartai, jie gali būti tikrai pozityvūs. Ir čia mokslas ir psichologija išskiria funkcionalų perfekcionizmą ir nefunkcionuojantį arba tą disfunkcinį vadinamą perfekcionizmą. Tai jeigu dar šiek tiek prie pozityvo liekant, tai manau, kad jeigu žmogus siekia geriausių savo rezultatų, stengiasi darbę pasirodyti, yra savim pasitikintis ir jam tai yra susiję su kažkuo, kas jam teikia malonumą, kad, pavyzdžiui, rezultatas bus geresnis, jeigu jisai pasiruoš interviu, pavyzdžiui, šiandien. Taip. Tai manau, viskas yra tvarkoj, bet jeigu perfekcionizmas tampa kančia, tai reiškia, jeigu žmogus tampa perfekcionizmo įkaitu, tai yra savo paties įkaitu, kada jį kankina nuolatinės baimės, kad jam nepasiseks, kad kiti žmonės apie jį blogai galvos, kad jisai turi 105 kartus perrašyti elektroninį laišką, kad būtų be klaidų ir rasti geriausią formuluotę, kada jis atidėliojo darbas, pavyzdžiui, kada jisai bijo klysti. Tai va tuomet perfekcionizmas yra priešas. Tai ar teisingai, Laura, dabar skaitau, kad iš esmės tarp to tokio pozityvaus, kaip jūs sakote, arba konstruktyvaus ir dekonstruktyvaus perfekcionizmo iš esmės yra paties žmogaus toksai juntama kančia, kad jisai netgi įvardindamas save kaip profesionalą, kaip tokį perfekcionistą, viduje vis tiek jaučia kančią, kad jisai vis tiek to tobulo rezultato nepasieks ir negeba pasidžiaugti pasiekiamų nebūtinai tobulų rezultatų. Sunku pasakyti, kiek žmogus iš tikrųjų sąmoningai įvertina, kad tai yra kančia. Bet žmonės tikrai kenčia nuo įtampos, nuo aukšto streso lygio, nuo įtampos, nuo įkyrių minčių, kur nuolat sukasi kažko nepadariau, padariau blogai, reikia peržiūrėti. Tai yra daugiau savo keliama įtampa, kurią žmogus susikonstruoja kaip narvą, iš kurio paskui negali ištrūkti. Tai labiau tikrai tiek klientų, tiek ir kolegų ir artimųjų patirtis rodo, kad tai yra daugiau nuolatinė baimė, kad padarysiu kažką ne taip ir kad kitiems nepatiksiu. Tai labiau baimę suvokia žmonės sąmoningai negu kažką kitą. Aha, bet Laura, aš tai, ką iš jūsų girdžiu, toksai yra, šiek tiek atrodo juoda balta, kad ar tikrai tas perfekcionistas galvoja, kad jeigu nepadarysiu tobulai, tai iš karto bus blogai. Čia ir yra, ne, ta perfekcionizmo tokia skalė, kad nėra to vidurio kažkokio, kad galima padaryti ir pakankamai gerai, nes jūs ir pasakėt, cituoju jūs, kad jeigu padarysiu kažką blogai, tai turbūt tas blogai yra tai, kad padarysiu netobulai, automatiškai galvoju, kad tai jau yra blogai. Taip, iš tikrųjų taip ir yra, jeigu imant tokį visišką perfekcionistą, kuris dar nėra pradėjęs gydymą kabutės, tai jisai būtent taip ir galvoja, kad niekada nebus pakankamai gerai. Viską, ką jisai daro, visą laiką nebus tobulo.
Nes perfekcionizmas yra kaip faktas, jisai yra iliuzija. Žmonės gyvena iliuzijoje, kad bus kažkas be klaidų ir kad bus kažkas padaryta tobulai. Taip. Visi žinom, kad taip nebus. O tie žmonės, kurie jau geba pasakyti, kad mano standartas nebūtinai turi būti tobulas, bet gali būti ir 90% tobulas, Taip. tai tie jau yra geram sveikimo keliai, sakyčiau. Žinot, ir man čia kažkaip norisi pasidalinti tokiu asmeniniu pavyzdžiu. Man tenka nemažai dirbti su kūrybinėm industrijom, su meno žmonėmis ir menas yra tokia keista forma, kur tu gali meną tobulinti iki savo turbūt mirties, nes negali būti tobulo meno kūrinio. Aš kaip pavyzdžiui, mes su komanda dirbome prie kino filmo ir montaže, kuomet jau norisi pabaigti ir pristatyti tą kino filmą į kino teatrus, tu gali iš esmės dar 5 metus šlifuoti, dar kažką apkarpyti, dar kažką paspalvuoti, dar įdėti kažkokią vieną kitą frazę. Ir mane bent jau, aš irgi save tokiu kartais laikau perfekcionizmu, labai gerai išmokytas, kad sako, yra kažkada tu turi nusistatyti tą tokį pakankamai gerą rezultatą, nes jeigu tu norėsi tobulo, tai kaip ir jūs pasakėte, tai yra iliuzija. Tai toks dalykas neegzistuoja, ypatingai mene, kur sakau, tugi gali ką tik tais nori dar papildomai sugalvoti, ne? Ir tai tęsiasi iki amžinybės. Tai tas toksai man buvo labai geras šaltas dušas, kad ateina laikas kažkada, kai tu turi pasakyti viskas. Šitas rezultatas yra pakankamai geras, ar jisai ten bus tobulas ar netobulas, lai jau įvertina, nežinau, ten kiti žmonės, meno kažkokie kritikai ar kažkas tai, arba tie meno vartotojai, vadinkim taip, bet tikrai ne tu pats ir kažkada reikia padėti tą tašką. Tai bent jau man buvo toksai labai geras toksai akių atverimas, kad nėra tobulo rezultato, tai yra iliuzija iš esmės ir čia tik tais mano gebėjimas pasidžiaugti, kad tu pasiekiai tą vietą, kur jau gali tarti kartu, ypatingai su komanda, jeigu ne vienas, kuri kažkokį dalyką, kad taip, čia jau yra tas variantas, kurį mes turim atiduoti ir tai jau yra tas mano tobulas išnešiotas vaikas, kad ir koks netobulas jisai būtų. Tai čia tiesiog pasidalinu tokią vidinę pamoką. O man dar norisi, Laura, jūsų paklausti, pabandom išardyti anatomiją šito perfekcionizmo, iš kur jisai ateina. Čia mes tikriausiai turėsim dar kitą raktažodį apie savivertę pasikalbėti, ar ne? Kaip gimsta tie žmonės perfekcionistai, kaip gimsta gerieji, konstruktyvūs perfekcionistai ir tie tokie kenčiantys perfekcionistai? Tai, žinoma, savivertė tai yra vienas iš pagrindinių perfekcionizmą lemiančių priežasčių, jeigu taip galima pasakyti. Ir jeigu kalbant apie nefunkcionalų, nekonstruktyvų perfekcionizmą, tai mes susidurėme su žmonėmis, kurie neturi savasties, aš šitaip labai garsiai drįsau pasakyti, gal provokatyviai, bet iš esmės tai yra žmonės, kurių savivertė yra labai žema, kurie tikrai neturi tikėjimo savimi ir pasitikėjimo. Ir jų atspirties taškas yra išorė. Neturėjimo savasties, tai šitam kontekste aš gal patikslinsiu, ką noriu pasakyti, kad tai yra išcentruota savastis. Tai reiškia, žmogus žiūri į kitus. Kaip kiti į kitų reakcijas, kaip jie lyginasi su kitais, ar ne? Jam reikia nuolatinės paramos iš išorės, kad įrodytų savo patvirtinimo, kad taip aš esu vertingas. Teisingai suprantu? Patvirtinimo, kad aš esu vertas, kad į mane atkreips dėmesį, patvirtinimo, kad esu vertas būti mėgiamas, noriu patikti ir aišku, galutinis variantas vis tiek veda prie meilės paieškų. Ir mes čia jau turim tas pagrindinės priežastis, klasikinės, tai yra grįžtame į šeimą. Kad šeimoje, šeimos gyvenimas, šeimos aplinka formuoja vaiko pasitikėjimą savim, jo savastį, jo tikėjimą. Ir tikrai šeiminės priežastys lemia, tiksliau santykių dinamika šeimoje nulemia perfekcionizmo susiformavimą. Norėtumėt plačiau? Jo, man įdomu tiesiog, koks elgesys tėvų, ne, čia truputėlį grįžtam į tą vaikystės tokią paanalizavimą mūsų, tai turbūt nepakankamas meilės parodymas iš tėvų, ar ne, yra susiformuoja, kad jeigu aš kaip vaikas nuolatos bandau žvejoti tą meilę iš tėvų, tai tikimybė, kad aš užaugęs irgi bandysiu žvejoti meilę jau turbūt nebe iš tėvų, o iš kažkokių aplinkinių, irgi
jinai išauga ta aplinkybė, ta tikimybė. Taip, jūs jau intro padarėte vieną iš priežasčių, nes bendraja prasme paėmus, tai iš tikrųjų viskas sukasi apie meilę ir meilės poreikį ir gebėjimą atliepti vaiko meilės poreikį. Ir perfekcionizmas gali formuotis abiem atvejais, kada meilės yra per mažai, kada aplinkoje, pavyzdžiui, mes stebim emocinį apleistumą arba neturėjimą laiko vaikui. Taip. Kada kartais yra šeimų, kur tėvai tiek yra užsiėmę savo gyvenimu ir savo darbais, kad visiškai chaotiškai viskas vyksta ir vaikas pats turi sugalvoti, kokia turi būti šeimos struktūra. Pavyzdžiui, mane visą laiką liūdina suaugusių vaikų istorijos, tai yra mano klientų, kurie ateina ir pasakoja, kad jie nuo 7 metų, pavyzdžiui, gamino vakarienę visai šeimai, pasistatė kėdutę prie viryklės, nes nepasiekė dar. Ir kad tai buvo labai smagu. Jiems atrodė, kad jie yra labai reikalingi ir kad jie pasirūpina savo šeimą. Tačiau ta atsakomybė, kurią tėvai leido prisimti vaikams, tai yra labai nesveika. Iš to irgi kyla aukšti reikalavimai, kurios vaikas pats savo susidėlioja, kad jis turi būti už kažką atsakingas, kas jam ne pagal metus ir ne pagal amžių. O kita perfekcionizmo formavimosi pusė tai vadinasi supermama, kada vaikas yra pernelyg užliejamas tėvų meilė, tėvų ir mamos meilė. Vieni tai vadina supermama, supermamystė, kiti tai vadina lepinimu, treti gal dar kažkokį kitą pavadinimą turi. Bet iš esmės tai veda prie to paties, kad vaikas įpranta prie tai, kad jo norai yra išpildomi čia ir dabar ir jam nereikia, kad jis yra tiesiog pasaulio centras. Tai priveda prie to paties. Tai čia irgi kaip ir visur skamba, kad reikalingas kažkoksai balansas, ar ne, kad ir per mažai meilės blogai ir ta užlieta meilė irgi, šiuo atveju turbūt yra labiau kenkia negu padeda vaikui, ypatingai turint omenyje apie, kai jis jau tampa tuo suaugusiuoju. Tai čia labai ačiū šitą kampą ir tikrai, nes kiekvienas mes turbūt galvom, kad jo nepakankamai meilės, tai tikrai davė kažkokių tai matyti tokių pokyčių mano kaip suaugusio gyvenime, bet pasirodo, kad mes dar tik auginam turbūt tą supermamų kartą, super vaikų gal čia kartą, nes patys neretai esam pavadinimi turbūt super tėvais arba super mamom. Tai čia labai įdomus kampas ir dabar tada aptarkime, kaip jau tapom tai suaugusiais, kurie arba per mažai meilės turėjo, arba jos per daug turėjo, kaip gyti. Jūs įvardinote tokį gal raktinį žodį gyti. Tai tam, kad gyti, tikriausiai pirmiausia reikia pripažinti, kad kažkas ne taip su tavim ir kad tu turi problemą, kad galėtum nuo jos gyti. Tai mano patirtis rodo, kad svarbiausias šitas pirmas žingsnis yra kaip turbūt prie visų problemų psichologinių, tai žmogaus paties įžvalga, kad su manim yra kažkas ne taip. Ir čia, ko gero, mes terapiniuose kontekstuose turim klientams pasakyti, kad žiūrėkit, viskas smagu, kad jūs stengiatės ir šefas jumis labai patenkintas, o jūs naktim nemiegat ir, nežinau, dar nepavalgot ir taip toliau. Bet tai nėra gerai. Tai nėra gerai, kad jūs norit būti ar geriausias ir siekti puikiausių rezultatų. Dažnai žmogui reikia įrodyti, kad perfekcionizmas yra kažkas neigiamo ir gali atsisukti prieš jį patį. Ir dažniausiai versle tai atsitinka per vėlai. Ir mes turim labai visokių pavyzdžių pasaulyje, kada žmonės patiria perdegimą. Ir jį tiesiog išjungia, jeigu taip paprastai kalbant, iš gyvenimo tam, kad sąmoningumas užaugtų tiek, žmogus peržiūrėtų savo gyvenimą, ką jisai darė ne taip. Tai tikriausiai tas ne tik, kad švietėjiškas, dabar galvoju, švietėjiška veikla gal ne, bet mokymas, atidžiau save vertinti ir stebėti šonu, tarsi tai būtų ne tu, o trečias žmogus, kuris stebi tavo gyvenimą, labiausiai galėtų privesti prie to aukštesnio sąmoningumo, kas sekantis žingsnis galėtų būti tapti draugu savo, ne priešu, nes perfekcionizmas tai yra priešas.
tas disfunkcinis, aišku, mes apie tai kalbam, jisai veikia prieš žmogų ir žmogų griauna. Tai kaip žmogui pačiam savo tapti draugu ir pradėti išmokti save, numylėti, labai jau skamba čia labai garsiai, bet sakyčiau, save mėgti, gal pradėkime nuo to ir pasakyti savo, žinai, aš pavargau, aš nepadarysiu. Arba, vat ką ir jūsų pavyzdys pasakė, gal užtenka, gal ir taip bus gerai, jau paleidžiam tą įrašą. Man tiesą sakant labai rezonuoja, tai kai jūs sakot, kad būti savo pačiam tokiu draugu ir gal netgi pabandyti kaip, pagalvoti, o ką mano geriausias draugas, tas mano toks sielos bičiulis pasakytų apie mane šitoj situacijoje, ne ypač turbūt konkrečiose situacijose, kuomet iškyla tie tokie perfekcionizmo spastai, kad galvoju, kad dar čia reikia ypatingai versle turbūt, kur tu privalai būti geriausias, tu privalai būti geresnis už savo konkurentus ar ne, ar mėgstant startuolių kokiam pasaulyje, sky is the limit, tu ten nuolatos klysk, daryk kažką, viską, būk dar geresnis savo versiją, tau viskas įmanoma, viską tu gyvenime gali pasiekti. Turbūt tas ir nuneša, ne, ir tokie vieši naratyvai, kurie girdimi, jie irgi skatina mus, ar ne, irgi tie patys socialiniai tinklai truputėlį pagalvoti, kad velnes, aš gal nepakankamai geras, gal iš tikrųjų čia reikėtų pagalvoti ir man tai čia vienintelis toksai išlenda klausimas, kad aš tada lyginuosi su kitais, ne su savim. Ir man atrodo, tas lyginimasis su kitais visuomet pasaulyje bus geresnių už tave ir visuomet pasaulyje bus prastesnių už tave. Man atrodo, geriausias, su kuo gali lygintis, tai esi turbūt tik tais tu pats. Koks jūsų požiūris, apsitai tą lyginimosi kultūrą tokią, kad bandom čia mes būti kažkaip vieni už kitus vis geresni? Tai čia jūs palėtėte vadinamą socialinio perfekcionizmo temą, kada iš tikrųjų ypač ir vaikystėje tai pradeda formuotis, kada tėvai lygina vaiką ir sako, važinai, Petriukas tai geriau mokosi. Važinai, tai Onutė, tai jau toje lengvoje atletikoje, tai žiūrėk pirma. Ir taip toliau, kada vaikas patiria tą tiesioginį palyginimą iš tėvų su nuvertinimu, kad jis yra nepakankamai geras. Ir iš tikrųjų paskutinės socialinio perfekcionizmo studijos jos linksta link visuomenės spaudimo ir ką iš tikrųjų labai tyrimai pradeda rodyti, kad jaunosios kartos užauga vis didesniam visuomenės, patirdamos vis didesnį visuomenės standartų, aukštų standartų įtampą ir reikalavimus. Ko anksčiau visuomenėse nebuvo stebima, tai dabar, ką jūs sakot, su lyg technologijom ir visais socialiniais konstruktais mes turime ir šitą. Ir išorės spaudimą, kuris yra visą pasaulio mastu, visuomenės mastu. Ir tempas toks, koks dabar yra gyvenimo tempas, tai jis yra daug didesnis negu buvo prieš 50 metų, kaip pavyzdys, kada mes gyvenom. Tai aišku irgi nekuria galimybės atsipalaiduoti ir pasižiūrėti, bus gerai. Nebus gerai. Tu turi suspėti per 10, 105 susitikimus ir taip turi būti. Taip. Ir čia ta kita pusė, apie kurią, ačiū Dievui, vis daugiau jau pradeda verslas šnekėti, kad nuvarytus arklius nušauna. Tai reiškia perteka žmonės per 3-5 metus. Jo, aš tai turiu netgi tokį tęsinį šito posakio, kad nuvarytus arklius nušauna, o nuvarytus darbuotojus atleidžia. Taip. Žmonės lūžta, gyvenimas sulūžta, paprastai kalbant, taip. O ką pakeisim kitu, sekantis ateis toks. Taip, ir dar tada 5 metai ir žiūrėk, dar vienas ateis, dar 5 metai, aišku, čia mes truputėlį ironizuojam. Aš tai žinot, Laura, dar irgi lygiai taip pat savo pavyzdžių, man žinot, jūs pasakėt tą tokį vaikų lyginimą, kai tėvai pasako, žiūrėk, kodėl tu negali būti kaip Petriukas, kuris ramiai sėdi ten rankelės susidėjęs ir klauso, ne, ir dar netgi komentuojam asmenį, o ne elgesį, ko turbūt reikėtų privengti. Tai aš tai lygiai taip pat iš savo patirties turiu tokių identiškų palyginimų mano vadovo su kitais kolegom, kad Almantai, kodėl tu negali, kaip Petras, atėjo savo ant scenos ir ramiai ten išpiškino prezentaciją, kodėl tu negali būti kaip Onytė, kuri ten susikaupia, atsisėda ir padaro Exceliuk ir po to tu supranti, kad ne tik tais tave palygino su kitais, bet tu ilgainiui netgi pradedi nekęsti tų kitų žmonių, nes tu supranti, kad to žmogaus, to vadovo akyse tu šiaip jau esi prastesnis, nes ir labai sudėtinga būti ir tada supranti, kad dar kitas dalykas įsivelia, apie kurį mes šiandien turbūt nepakalbėsime
kalbėsim, tai favorizmas, kuomet tu supranti, kad šitas žmogus jau mane myli, ne, mažiau negu kiti, tai aš toksai jaučiuosi įstatytas į tėvo vaiko santykį ir turbūt bandysiu tą tėvo dėmesį kažkaip susigrąžinti, o tų kitų vaikų tai pradėsiu nekęsti ir gal netgi po vėliau kažkaip tai, jeigu esu tokia labiau destruktyvi persona, tai dar ir pakenkt bandysiu, ne, kaip ten prasideda Santos Barbaros po to organizacijose. Tai čia visa tai, kas vyksta mūsų šeimose, po vėliau mes turbūt perkeliam į profesinį gyvenimą, nebūtinai patys, bet gal mūsų ten vadovų kažkokių ne visai empatiškų, tokių bandymų pasirodyti, kad jie gali vėl būti į tėvo vaidmenį įšokti ir tave ten pamokyti. Tai tas labai įdomiai atsispindi kartais, kaip pastebi, ir kuo toliau domiesi psichologija, turbūt tuo aiškesni tie vaizdai iškyla. Taip, dar žinot ką, mes turbūt noriu labai paliesti tą temą, galvokime, ar ne, kad mes esam tie tokie jau dėmesingi, kurie jau suprantam, kad taip, turiu aš čia gal vieną kitą tokią problemėlę su ta savivertė, reikėtų man tą perfekcionizmą kažkaip pamažinti, kokie įrankiai psichologiniai arba kokie keliai, kokios kryptys apsitai man yra galimos šiandieninėje psichoterapijoje, kad aš galėčiau iš to laikui bėgant išsilaisvinti iš to tokio kenkiančio perfekcionizmo. Tikrai ne vienas ir ne du pratimai sugalvoti yra, kaip savo padėti. Ir kaip jau ir sakėt, pirmas žingsnis padarytas ir jau žmogus turi sąmoningumo ir supranta, kad tai su tuo reikia kažką tai imtis veiksmų, kaip sakant, kad nekenktų, o dirbtų žmogaus naudai. Tai tikriausiai savistaba kaip metodas jis visą laiką padės, nesvarbu kokioj stadijoje žmogus bebūtų, ir atida ir paklausimas savo pačiam, o kaip man tai jaučiasi. Ar tai yra tikrai tai, ko aš, pavyzdžiui, noriu daryti. Kur yra ta riba, kada aš pervargstu, kad jos neperžengti arba nuolat bent jau neperženginėti. Kokie galėtų būti kitokie standartai mano rezultatyvumo, pavyzdžiui, mano galimybių, kiek aš turiu gerai tą darbą atlikti, nes čia skambėjo 90%. Jeigu tą dieną aš esu pavargęs, gal užteks ir 85%. Tai toks atlaidumas, bet ir savo, bet tuo pačiu ir įvertinimas, kad geras rezultatas gali būti pakankamai geras, kad jis neturi būti tobulas. Tai reiškia tikslų ir savo keliamų reikalavimų mažinimas žingsnis po žingsnio. Nes tai neatsitinka per vieną dieną, tam reikia kantrybės, čia yra procesai, kartais trunka metus. Nes perfekcionizmas kaip momentas, jisai visą gyvenimą liks savasties dalimi. Tai reiškia žmogus, jeigu pas jį jau tai susiformavo, tai būtų iliuzija sakyti, kad jisai gali visiškai padėti į šoną. Išsioperuota, ne, kad nebeturės šitą. Bet Laura, aš vis tiek bandau dar jūs čia taip madingai irgi pasakyti, pačelendžit, gerai, aš einu tą kryptim, jau vaikštau pas psichoterapeutą, jisai man sako, arba jinai, kad, bičiuli mielas, tu turi pagalvoti iš tikrųjų, ar tai tau yra, kažkokie ilgalaikiai tikslai, kodėl tu čia taip savęs skriaudi, gal tu gali tikrai pasiekti ne 185% ir pabandyti tuo pasidžiaugti, ir tada ištinka metinis pokalbis, vėl nukeliauju pas vadovą. Ir jisai sako, žiūrėk, bet tu nepasiekiai rezultato, aš matau, kad tu tik 85, duok Dieve, pasiekė, o tau buvo 100. Tai ką, aš tau premijos dabar negaliu daryti, nes Jonukas, Petriukas ir Marytė pasiekė 120, o tu 85. Ir vėl tu atsisėdi į tą psichoterapeuto kėdę pas psichoterapeutą, ir kas tada, kaip man, nes aš jau ir lyg ir susitvarkiau mintis galvoje, bet nuėjau pas vadovą ir tas sako, taip negali būti, reikia 120, nes kiti tai pavarė gerai ir dabar ką, aš tau negalėsiu skirti 13 atlyginimo ir taip toliau. Tai kaip sukovoti su taim išoriniam tokiom grėsmėm, kur aš jau viduje atrodo jau ten susitvarkiau ir pameditavau ir mindfulness praktikas atlieku ir ko tik tais nenori. Ir nueinu ir nepykšt vėl grąžina į tą tokį toksišką. Tai čia tikrai turim sudėtingą situaciją, kada perfekcionistas ne tik darbuotojas, bet ir darbdavys, tai yra tas šefas reikalaujantis. Ir čia tokia sudėtinga situacija, nes trigeris tai yra, kad tikrai grąžina atgal į vaiko ir tėvų sistemą, kur vaikas neturi įtakos tėvų sprendimams ir papuola į bejėgystę tam tikrą įkrenta.
Tai aišku, siūlymai psichologų ir coacherių, tai lengva pasakyti, sunku padaryti, bet realiai siūlymas yra opozicija. Tai reiškia oponuoti šefui, pasakant, kad aš suprantu, kad 10 milijonų buvo tų labai šaunų buvę pasiekti, bet tas tikslas yra, pavyzdžiui, man arba mūsų padaliniui nerealus. Mes pasiekėm šiandien 9,5 ir mes esam žiauriai patenkinti ir galvojam, kad nusipelnėm premijos. Tai aš cituoju, kaip siūloma kalbėti, bet siūloma iš tikrųjų labai aiškiai pozicionuotis, kas yra realūs tikslai ir yra nerealūs tikslai man arba, kaip jau minėjau, komandai. Ir juos aptarti, tai reiškia eiti į derybas ir sakyti, kad tai yra mums pasiekiama, tai yra nepasiekiama. Ir turbūt aš galvoju pats turbūt irgi toksai, gal mes irgi galim dabar trumpai jau visai pabaigai aptarti tą, kad jeigu aš esu, kaip mano paminėta, ta toksiška aplinka, tai reiškia, per ilgą laiką mane veikia labai destruktyviai ir tai turbūt, vienintelis būdas, jeigu aš jaučiu kančią vidinę, diskomfortą ir nuolatinį kažkokį tą įėjimą į tą tėvo vaiko režimą, kur aš neturiu galimybės pakeisti, tai turbūt yra pasitraukimas iš toksiškos aplinkos. Teisingai ir jūs labai gražiai tikrai palėtėt įtakos ar galimybės pasirinkti temą, nes jeigu vaikas, būdamas savo šeimoje, išties negalėjo rinktis, kad jam buvo pasakoma, kaip gyventi ir ką daryti, tai suaugęs žmogus gali rinktis. Ir kiekvienoje situacijoje yra mažiausiai 3 pasirinkimai, kurie galbūt yra ir gąsdinantis, ir nepatogus, ir visokie kokie, bet iš tikrųjų blogiausiu atveju pakeisti šefą irgi būtų pasirinkimas vardan savęs. Man labai patiko, kai jūs įvardinot, kad kiekvienoj bet kokioje situacijoje yra bent 3 pasirinkimai, nes man atrodo dažnai, kas būna, kad mes antiek esam paskendę toj smaloj, kuri vyksta, nežinau, ten tarp asmeniniuose santykiuose ar kažkokiuose profesiniuose, kur mes matom vienintelį išeitį. Tai yra kažkokia, tai pavyzdžiui, vienintelė išeitis gali būti, kad ir nieko nekeisti, turbūt pati blogiausia, tai aš kartais mėgstu ir pats, kadangi vedu vieną kitą mokymą, tai palyginimą tą su tokiu, smurtaujančių artimoje aplinkoje, ar tai būtų vyras ar tai moteris, ir kad jeigu tam tikrais atvejais ir dažniausiai vienintelis būdas yra pasitraukti iš tokios aplinkos, tu tiesiog negali likti, nes bet koks tavo pasilikimas toje aplinkoje yra tiesiog užprogramuotas tavo kaip aukos likimas, tai vienintelis būdas yra pasitraukti, tai turbūt ir čia yra keli pasirinkimai, mažiausiai dar ne vienas likti, turbūt ne pats išmintingiausias, kitas pasitraukti, turbūt visai neblogas ir turbūt trečias būtų pabandyti prieš pasitraukiant aptarti tą situaciją, kad aš matau, yra vienaip ir kitaip ir man tai yra didžiulis diskomfortas ir turbūt net nebijoti įvardinti, kad aš matau, kad jeigu nebus kažkokių pokyčių, aš jaučiuosi, turbūt galima net įvardinti, nes aš tikrai pažįstu ne vieną labai neempatišką vadovą, kuriam kol tu aiškiai nepasakai per tą jo tokią medinę skūrą, taip ir nepatenka ta žinutė. Tai, kaip pasakai, man nekomfortiška, aš taip negaliu toliau, aš matau, kad aš perdegsiu, aš jaučiuosi, kad tu esi mano tas tėvas ar patėvis, kuris ten nuolatos grumoja kumščiu ir sako, kad reikia daugiau, geriau, čia tu esi prastesnis, ir tada, jeigu šitos situacijos nesikeisim, tai aš jaučiuosi nevertingas ir aš tiesiog priimsiu sprendimą pasitraukti. Ir man atrodo, tai yra vienas iš būdų tokiem žmonėm, kurie, kaip sakau, medinė skūra ir kitaip nepasakysi, tik tais tokiu būdu. Taip, drąsos keisti elgesį, aš manyčiau, labai kažkaip norėtųsi klausytojams palinkėti, kad jie išdrįstų pasižiūrėti į kabutės už kampo ir atrasti 3 galimybės iš situacijos, apie kurias mes kalbėjom, nes jos tikrai yra. Dažnai mes bijom pasižiūrėti, kas už to kampo gyvena ir kažkaip. Tai aišku, susiję, aš taip turbūt keičiu temą, dar paaiškinti, gal norėtųsi, kodėl žmonės linkia į tą tunelinį tokį žvilgsnį arba išlaikyti, tik tai matyti, eiti tuo pačiu keliu, atrodo, kol numirs. Ir tai vadinama išmoktų bejėgiškumu psichologijoje. Tai ateina iš šeimos, kada vaikai desperatiškai reikalauja meilės iš savo tėvų. Ir kartais mes psichoterapijoje turim tikrai ilgą kelią nueiti su žmogum, kad jisai pripažintų, kad tėvas ar mama buvo nepajėgus mylėti.
Ir tas modelis persikėlė ir į verslą, ir į kasdienį gyvenimą, ką mes turėjom čia pavadinimą, kad trūks plyš išsireikalauti šefo meilę, kad jis būtinai privalo mane mylėti, o aš privalu padaryti viską dėl to. Tai tiesiog sustoti ir pasakyti savo, tai gal neprivalau. Gal šitas žmogus niekada neduos to ir išeiti. Puikiai. Tai ačiū labai Jums. Aš klausytojams priminsiu, kad prie mikrofono šiandieną buvo aš, Almantas Dulkys, ir psichologė, psichoterapeutė Laura Tamulevič. Ir turbūt labai gražiai nuskambėjo Lauros sakinys, tokios drąsos reikia, tai kartais turbūt, o ne kartais dažniausiai drąsos prireikia, jeigu norim padaryti kažkokius tai ne visai komfortiškus sprendimus, bet turbūt bet koks pokytis reikalauja tos drąsos, tai turbūt galim su to palinkėdami ir atsisveikinti. Tai ačiū, kad klausėte. Ir iki kitų kartų. Emociniu atsparumu rūpinasi Tele2 verslui.